Sveiki, šiandien su jumis kartu numegsime va tokią suknytę mažai mergaitei. Ši suknytė tiktų maždaug 6, galbūt 9 mėnesių mergaitei. Mano dukrytei 9 mėnesiai, ji puikiai tinka, šiek tiek žemiau kelių. Mano mergaitė plona ir aukšta, 72 cm ūgio, tai suknytė iki šiek tiek žemiau kelių. Nuo apykaklės iki pačios 34 cm, nuo petuko gaunas 38,5. Per liemenį, kuris bus aukštai, gaunasi 23, nuo petuko iki petuko 31. Čia yra plati apykaklė. Todėl manau, kad renkamų akių skaičius, kurį mes rinksime kartu su jumis, tiks ir vyresniem vaikam. Kokie buvo naudojami siūlai? Tai yra 98% poliakrilo ir 2% poliesterio. Čia sako, kad tai yra 270 metrų, 150 gramų. Man išėjo šitai sukneliai pilnai vienas toksai ir šiek tiek nuo naujo. Tai jeigu pas jūs taip pat siūlas panašus arba čia siūlomi virbalai yra 4-5 mm, nežinau ar matosi, 4-5 mm. Aš mezgiau 3. Tai ką, ilgai nedelsim ir pradėsim. Šį kartą darysiu baltą suknelę iš tokio balto su blizgučiais siūlo, čia toks pats, tik tai rožinės su blizgučiais. Šitą suknelę dabar norėsiu numegzti kalėdams, nes artėja šventės. Ir taip pat ji bus balta ir papuošiu medžiaginėmis raudonomis širdelėmis. Čia galiai yra juosta ir kaspiniukas, bet jūs galite daryti taip, kaip jūs norite, galite verti juostą, galite prisiūti sageles, taip kaip jums patinka, su raštu lygiai tas pats, jeigu norite, galite irgi daryti, kaip aš darysiu, norite, galite išbandyti kitus raštus, jeigu mokate. Kągi, ilgai nedelsim ir pradėkime. Taigi pradėsime nuo to, kad ant virbalų suversime 73 akis, paliekame ilgesnį siūlą. Ir ant 2 virbalų arba jums žinomų būdų galite surinkti 73 akis. Jei nežinote, kaip rinkti akis, dabar parodysiu trumpai, bet taip pat yra video, kur galite pažiūrėti. Taip. 2. Ir taip verime 73 akis. Po to, kai surinkome akis, darbą atsukame į save. Pirmą akį mes nuimame, čia atsargiai, nes siūliukas gali pabėgti. Ir visas užgalinės sienos, visą eilę užgalinės sienos. Taip. Užgalinės sienos. Ir taip iki galo. Paskutinę akį čia mes megsime už priekinės sienos. Taip, štai mes prieiname paskutinę kilpą ir mes ją mezgame už priekinės sienos. Čia buvo pirma eilė. Čia mūsų pirma eilė. Apsukame darbą ir mezgame 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 eilės lygiai taip pat. Reiškia 2, vėl apsukame 3, 4, 5, 6 ir 7. Nepamirškite, kad gale paskutinė kilpa mezgasi už priekinės sienos,
o visas mezgame už galinės sienos. Čia bus servetėlės mezgimo raštas. Susitiksime 7 eilės pabaigoje. Taip pat norėjau dar pabrėžti, kad jums nesimaišyti, kiek eilių numezgėte ir kad nepamiršti, galite kur nors šone ant lapelio tiesiog dėti brūkšnelius, kas jums leis žinot, kiek jūs numezgėte eilių. Bet jeigu jūs dirbate nepertraukiamai, tai galbūt ir susiskaičiuosite mintyse. Taip aš numezgiau 7 eilės. Į plotį tai yra beveik 3 centimetrai. Dabar mes pradėsime 8 eilę. 8 eilėje mes pridėsime po kilpą kas 2 akis. Štai pirmą mes nuėmam, antrą mes mezgam. Čia dedame ant virbalo, reiškia siūlą, dedame ant virbalo ir toliau vėl mezgame užpatinės sienos 1, 2, dedame 1, 2, 1, 2 ir taip mes darom iki galo. Eilės pabaigoje, kai jau pabaigsite visas akis, kai jau pridėsite papildomų kilpų, iš viso pas jūs ant virbalų turi būti 109 akis. Todėl prieš pradedant 9 eilę persiskaičiuokit, jeigu bus per mažai ar per daug, 9 eilėje padarysiu, ką mes tokiu atveju darome. Nesigąsdinkit, nieko artyt nereikia, nieko čia baisaus. Tiesiog 9 eilėje mes arba sumažinsim, arba padidinsim. Taigi, 2 užgalinės sienos ir 1 uždėta. Užgalinės sienos, taip. Užgalinės sienos ir 1. Taip, taip. Ir taip iki galo. Taip, dabar mes ant virbalų turime 109 akis. Jeigu pas kažką gausi mažiau ar daugiau, pavyzdžiui, jeigu turite 3 per mažai, tai galite 1 pradžioj pridėti dar papildomai, vidury ir gale. Taip pat sumažinimu. Išskirstot per visą numegztą medžiagą ir megzime toliau. Taip. Pirmą, kaip visada, mes akį nuėmam, toliau vėl mezgame viską už galinės sienos. Ir čia, dabar matote, yra pridėtinė akis. Jeigu mes numegzime už galinės sienos, pas mus gausis tokia kaip skylė, todėl mes šitą akį, šitą užmetimą turime apsukti, reiškia mes jį nuėmam, kabinam už priekinės sienos ir atgal ant virbalo. Taip. Atgal ant virbalo. Mes ją sukryžiavom ir tada pramezgam už galinės sienos. Arba jeigu norite, galite megzti ir iš karto už galinės sienos, jums tada gausis toks kaip tarpelis, bet tai gali būti rašto dalis. Todėl jūs rinkitės, kaip jūs norite. Toliau vėl 1, 2, čia mūsų permetimas, vėl mes jį nuėmam, apsukam atgal ir vėl už galinės pramezgam. Taip. Taip, dar kartą parodau apsukimą. Sekundę, kad būtų aiškiau. Taip.
tai mūsų užmetimas. Mes jį nuimam. Už priekinės kabinam, apsukam. Ir tada užgalinės pramestam. Visus užmetimus šitos mes va taip ir prameskam iki eilės galo. Nepamirškit, pas mus turi būti 109 kilpos. Turėkite omeny, kad jeigu pas jūs siūlas yra plonesnis ar staresnis, pas jūs pats mezginys automatiškai arba didėja arba mažėja. Todėl žiūrėkite pagal ilgį. Dabar aš jums jo nepasakysiu, pasakysiu šiek tiek vėliau, koks pas mane gaunasi ilgis. Užmetimą nuimam, apsukam atgal ir taip. Ir taip iki eilės galo. Taip, mes pramesgėm visus užmetimus. Aš išmatavau, plotis, ilgis tai yra, visos šitos juostelės gaunasi apie 50 cm. Taigi turėkite omeny, kad tai priklauso nuo to, kaip jūs mezgate. Ar jūs mezgate laisvai, ar jūs labai užtempėt siūlą, ar siūlas storas ar plonas. Tai orientuokitės ir į tai. Jeigu matote, kad pas jūs gaunasi apie 30-40 cm, tai čia jau gausis daug siauresnė apykaklė, nes mes dabar su jumis mezgame štai šitą dalį. Bet taip pat, kadangi čia bus atdara, tai ši apykaklė tikrai yra gana plati. Taip, dabar mes megsime su jumis šitą dalį. Šitos dalies ilgis yra su tuo apie 8. Nuo pat pradžios, jeigu imant, tai 8 cm. Jeigu tik rašto yra 5 cm. Tai 8 principė man užtenka, tik aš norėsiu, kad mano rankojos būtų platesnės, tai aš pramėgsiu kokius 9. O jūs taip pat galite orientuotis, jeigu mergaitės rankytės yra stambesnės, tai taip pat galite numegzti plačiau. Ir kuo ilgesnį rašto šitą raportą megsite, to suknelė bus didesnė. Tai jeigu megsite vyresniam vaikui nuo 9 mėnesių iki metų, tai galbūt tada pramegskite kokių 10 cm. Arba žiūrėkite į plotį, kaip jums gaunasi ir nuo maždaug to rašto plotis bus rankovės plotis. Taigi, dabar pradėkime megzti raštą. Pirmą mes nuimame. Aš megsiu ryžių raštą. Ir pas mane pirma eilė bus tiesiog tokia kaip bazinė eilė, tai aš visą eilę tiesiog pramesgu už galinės sienos. Dar kartą visą eilę už galinės sienos. Ir tuomet mes pradėsime jau raštą. Tai šita dar eilė nulinė, o sekanti bus eilė pirma rašto eilė. Šitą eilę pramesgame už galinės sienos iki galo, paskutinė už priekinės sienos. Aš numezgiau tą pagrindinę eilę ir dabar mes megsime raštą. Aš parodysiu iš arčiau, bet šio rašto video taip pat yra mano kanale, pirmame vaizdo įraše, galite pasižiūrėti. Pirmą mes nuimam, antrą už galinės sienos, trečią už priekinės. Ir taip dėliojam. Už galinės, už priekinės. Siūlą atgal, už galinės, ištempiam, siūlą į priekį, už priekinės. Vieną tokią, kitą tokią. Ir taip darome iki eilės galo. Paskutinę mes numezgame visada už priekinės. Taip, kad mums nepasimesti, galite matyti, kad čia yra toksai kabliukas ir siūlas žiūri į jūs. Reiškia, tai buvo už priekinės, reiškia, sekanti bus už galinės. Galinė, matot, siūlas gale, ne į priekį žiūri, o gale. Reiškia, sekanti bus priekio. Viena tokia, kita tokia. Ir taip iki eilės galo. Tai yra pirma rašto eilė. Susitinkam antroje eilėje.
Taip, antra eilė. Pirmą mes numezgame. Ir ten, kur matome, čia yra nėra jokio galiuko. Čia yra toksai mazgiukas, o čia nieko. Reiškia, tai yra priekinė akis. Reiškia, mes viską darom atvirkščiai. Ten, kur matom priekinę, mezgam už priekinės sienos. Čia yra galiukas, toks kabliukas. Matot, kabliukas. Reiškia, šitą mes už galinės sienos. Taip, ir vėl. Nieko čia ypatingai nereikia skaičiuoti, jeigu pirmoje eilėje viską padarė teisingai, tai jums viskas gausis. Tai matot, guziukas toksai kabliukas, net nežinau kaip čia pasakyti. Reiškia, už galinės, čia nieko nėra, sekančioj kilpoj. Reiškia, čia mes už priekinės. Ir taip mes darom iki eilės galo. Paskutinę mes pramezgam visada už priekinės sienas, o pirmą akį mes visada nuėmam nepramezgus. Ir taip mes kartojam pirmą, antrą eilę, 7, 8, o kam reikia ir daugiau centimetrų. Sėkmės! Noriu parodyti jums dar vieną dalyką. Kaip sujungti į ratą. Jeigu jūs norite šitos dalies prakirptos, matot, čia kur yra juostelė, šita visa dalis yra atvira. Jeigu aš jį nuimčiau, čia būtų atvira. Dėl man šitas tarpas buvo per didelis, todėl aš jau dabar sujungsiu mezginį į ratą ir tada toliau tęsiu raštą. Tai dabar pabaigiu eilę su raštu. Aš jau šiek tiek numezgiau. Taip. Taip. Ir paskutinė. Tuomet dar turėkite omeny, kad ant 2 virbalų jums nepavyks to padaryti. Jeigu jūs ant paprastų virbalų, tų koininių, taip vadinamų, mezgate, bet jeigu mezgate ant tokių su viela, tai tikrai pavyks. Tai gal reikės trumpesnės vielos, aš turiu, bet aš ją paskui pakeisiu. Taip reiškia, mes imam mezginį, aš šiek tiek čia praskirsiu. Atsargiai ištraukiam ir toliau mes darome taip. Žiūrim įdėmiai. Šitą akį mes nuimam ant kito virbalo, šitą paliekam, imam nuo kitos pusės pirmą akį ir mes permetame per tą akį. Matot, gavosi toksai kryželis. Parodysiu dar kartelį. Taip, šitą akis čia. Šitą akis čia. Šitą akį mes nuimame ant kito. Nuo čia nuimame pirmą ir permetame. Viskas. Šitą akį, kurią permetėm, mes numetam, šiek tiek užtempiam, kad pas mus nebūtų labai didelės skylės. Ir va, matot, dabar megsime toliau ir pas mus jau bus vientisas mezginys. Šiek tiek užtempiam ir tęsiam raštą. Pas mane čia kabliukas, reiškia, aš megsiu priekiu. Taip. Taip. Ir mezgame. Jeigu jūs mezgate ant 2 virbalų, jums visą šitą mezginį reikia išdalinti ant 4 virbalų ir kraštus lygiai taip pat sujungti. Tai gali būti sudėtinga, jeigu jūs nemokate ant 4 virbalų, todėl galima rasti tikrai galbūt parduotuvėse ar užsisakyti internetu. Tokius apvalius virbalus yra įvairių dydžių, įvairių ilgių. Tikrai rasite. Ir taip mezgame jums reikiamą dydį.
prisiminkite, kad jeigu jūs dar nesujungiate, kuo toliau megsite, tuo didesnis va šitas tarpas. Pas jūs bus man, šito tarpo yra man pilnai užtenka, aš sudėsiu ar sagutę, ar kaspinėlį, dar nežinau, matysime eigoj. Jeigu jūs mezgate toliau, pirmyn, atgal, tai pas jūs bus tarpas didesnis ir didesnis. Todėl žiūrėkite, kaip jums patogiau, kokio jums aukščio reikia ir sujunginėkite į ratą. Ir toliau visas mezginys eis pirmyn atgal nebeeis, tai yra, o tada jau eis ratu. Bet visas raštas pas mus, jisai vis tiek lieka šachmatais. Jeigu mes čia turim numegztą priekinę akį, reiškia mes čia mezgame už priekinės sienos, jeigu čia galinė akis už galinės sienos ir taip toliau. Palei raštą einam ir žygiuojam. Ant baltos medžiagos nelabai matosi šitas ryžių raštas per kamerą. Bet jis gerai matosi ant šitos rožinės suknytės. Mes numezgėme šitą dalį, dabar mes mezgame šitą dalį. Paskui mes megsime čia. Čia matote, yra tokia kaip linija, per kurią taip pat galima, čia yra didesnė tokie tarpiukai, galima atlasinę juostą ar virvelę ar kažkokių siūlelę kasytę praverti, taip pat padaryti kaspinėlį. Arba galite palikti taip ir taip irgi gerai atrodo, bet manau, kad jeigu praversite kokią juostelę, jūsų sijonas labiau susisluoksniuos ir gal dar netgi gražiau atrodys, nes dabar jisai uždėjus ant dukrytės, jisai buvo šiek tiek susisluoksniavęs, bet ne tiek daug, kiek man norėtųsi. Taigi aš ant šitos suknytės aš bandysiu dėti juostelę atlasinę, taip pat raudoną, nes mano mintise tai turėtų būti graži suknelė, matysime kaip realybėj, nes dažniausiai mūsų fantazijoje viskas atrodo daug geriau nei realybėj, o kartais būna ir atvirkščiai. Taigi, mezgame, toliau mums reikiamą aukštį ir susitiksime, kai pabaigsime. Taip pat norėjau pranešti, kad ties šitą vietą užsidėtumėte markerį. Pas mane per vieną akį per toli. Taip. Galite tik sujungus į ratą, galite šiek tiek vėliau, orientyras yra čia. Ir kągi, ties tuo mes baigiame pirmą pamoką, mes mezgame aukštyn mums reikiamą dydį. Ir susitiksime kitame video, kur megsime rankovės ir suknelės sijoną. Ačiū Jums labai už dėmesį. Labai džiaugsiuosi, jeigu palaikinsit, pasubscribinsit mano kanalą ir rašysite komentarus. Taip pat galite rašyti idėjas, galbūt norite ar turite kažkokių pageidavimų, ką norėtumėte ateityje numegzti. Mielai tai padarysiu kartu su Jumis. Kągi, sėkmės darbuose ir kurkime grožį kartu.